Sveiki visiems. Pradedam šiandien mūsų eterį ir šiandien pas mus bus tema viršutinių formelių, labai paprasta technika. Ir šiandien mes dirbsim su priemonėm. Čia yra Fox priemonės. Pagaminta Ukrainoje. Labai kokybiškas, labai senas ir fainas brandas. Ir šiandien mes su jumis dirbsim. Aišku, kai kurių priemonių aš kombinuosiu, galima kombinuoti su priemonėm, bet iš pat pradžių, kol jūs renkatės, aš papasakosiu apie tai, kas vyks šitoj paskyroj. Šita paskyra mes dirbsime dabar su maratonais, taip pat kaip ir dirbdavom prieš tai, bet mes jau darysim, maratonų darysiu pastoviai aš ir mes dirbsime ir noriu prieiti prie to, kad mes sukūrėm platformą. Šitoj platformą mes parduodam skirtingų prekių, visokių prekinių ženklų, ne tik vienas, jų yra daug. Ir kiekvieną dieną mes dadedam vis naujų prekių ir nauji prekiniai ženklai, jie lygiai įeina į mūsų šitą platformą. Gerai, pradėsim mes nuo to, kad viską, ką jūs matot pas mane ant mano stalo, viską galima įsigyti. Ir pradedam, rodysiu jums techniką, ok? Pradėsim mes su jumis nuo manikiūro, viską aš paruošiau ir va, čia pas mane yra taškelis. Turiu va tokį savo nagiuką. Rodysiu labai paprastą techniką. Visų pirma, man reikia, aišku, padaryti, papurškit savo nagiuką, naudoju iš AGT. Labai faina priemonė yra, aišku, reklamuosiu. Faina priemonė, nes kvapas yra aфиgenas, jisai kvepia kaip labai brangus kvepalai. Galima dezinfikuoti paviršių, galima dezinfikuoti rankytės, ruošti rankytės ir galima taip pat nuimti lipnumą su šitą priemonę. Šitą priemonę AGT turi labai daug metų, ir fainas labai kvapas, tai priemonė yra labai populiari. Ok, toliau naudosiu cuticle removerį. Kas naudoja, kas nenaudoja, man asmeniškai labai patinka dirbti su cuticle remover. Ir šiandien mes imsime grinai, žinot, visi mano papušalai, jie trukdo, ok? Aš dabar labai greitai viską nuimsiu, nes negaliu net ranką pastatyti, ok? Taigi, naudosiu cuticle removerį, tai yra iš Fox'o. Lygiai taip pat dar kartą pasakysiu, kad galima jį įsigyti pas mus. Tai yra platforma Relux 24 ir man dabar reikia užtepti labai va taip gražiai. Labai matot, labai patogus yra va šitas toksai nosiukas, taip labai patogiai jį naudoti. Daug neužnaudojat, todėl kad priemonė yra ne kaip vanduo, o kaip toksai, kaip želė. Ir čiut reikia palaukti, kol suveiks mūsų priemonė. Paskui mes paimam atstumėję ir pradedam stumti. Man asmeniškai patinka atstumėjai, kurie yra tokia rutuliuko forma. Jo, dabar, kad būtų pas mus viskas fokusuotus, aš čiut paimsiu šitų priemonių, nes matau, fokusas jisai tai atvažiuoja pas jūs, tai išvažiuoja. Tai aš va taip paimsiu, ok? Ir mes stumiam su jumis kutikulą. Taip, gražiai, pačiučiut, va tokiu būdu viskas yra paruošta. Paskui prieš dirbant su antgaliukais man reikia nuvalyti. Paprastas vatos diskas, nuvalom priemonę, viskas priemonė neveikia ir labai gražiai viskas atstumta. Taip, toliau paimam mūsų antgaliuką. Man asmeniškai patinka va tokios formos. Fainas antgaliukas.
Tai paimam ir pradedam su jumis dirbti. Mano mašinėlė dirba kažkur apsukų turi apie 15 tūkstančių, nedaug, nes čia yra natūralus nagas. Ir aš pradedu po trupučiuką dirbti iš pat pradžių į vieną pusę, paskui į kitą pusę. Ne visai patogu, nes aš laikau, matot, labai noriu, kad jūs visi matytum. Taip, ir todėl man tenka laikyti ranką kaip, ne visai taip, kaip aš noriu. Dabar aš įjungiau apsukos reversą į kitą pusę ir pradedu dirbti. Žiūrėkit, dar lygiai taip pat galiu atidaryti mūsų kutikulą su šito antgaliu. Ant klientės rankos tai visiškai yra patogu padaryti. Va tokiu būdu, žiūrėkit, atidarom, nebijom, man neskauda nieko. Jūs nebijuokit. Bus klausimų, jūs man rašykit, nes eteris dabar eina ir mano asmeninėje paskyroje, ten, kur yra Žana Nail, ir Relux 24. Tai va ten, kur yra Relux 24, aš galiu atsakyti bet kokį klausimą, nes aš matau visų komentarų. Taip, ateina mūsų darbuotojas ir jisai man dar padeda sutvarkyti kamerą. Žiūrėkit, mes padarom puikiai, jo, matau, super. Jo, šitie antgaliukai, jie yra super. Žiūrėkit, mano užduotis yra pilnai atidaryti. Aha, jo, aš matau visų, jeigu jūs komentuojate, tai rašykit man. Sveiki visiems. Aš galiu pilnai viską atidaryti ir viską gražiai pavalyti. Taip, mano užduotis, nes aš paskui dildžiuosiu, mano užduotis yra trupučiuką nuimti kutikulą. Aš tai darysiu su antgaliuku, va toksai antgaliukas. Ne visiems ir ne visada patinka šitas antgalis. Čia yra mano technika, mano metodika, bet galima, aišku, paimti žirklučių. Pavyzdžiui, mes dabar turime žirklučių Stalexo. Jie yra labai faini ir aš, žinokit, ką norėjau dar jums parodyti. Dar iš senų laikų, dar iš Ukrainos aš turiu Stalex atstumėję. Šitam atstumėjai yra, gal, aš nuo jo pradėjau, gal 10 metų tai tikrai. Įsivaizduojat, koks senas yra atstumėjas. Jisai buvo padarytas pedikiūrams, nes kada įaugęs nagas, galima va taip padildžiuoti ir gražiai sutvarkyti va tą įaugusį nagą. Padaryti jam korekciją. Tai va šitas atstumėjas gyvena labai daug metų, tai galima drąsiai rekomenduoti visą Stalex produkciją. Jinai taip pat pas mus ir yra. Bet dabar aš nelabai dirbu su pedikiūrais, tai šitą atstumėją tik tai turiu, nežinau, kažkokią bankutę atidaryti. Bet jisai gyvenantis ir su juo galima dirbti labai daug metų. Ok, ir dabar aš va taip dar kartą atidarau savo kutikulą. Ir va tokiu būdu pačiučiut aš nuimu. O čia man ne visai patogu, nes aš taip sėdžiu belenkaip. Ir va taip lygiai man reikia iškarpyti. Fokusuojasi blogai. Taip yra blogas fokusas, tuoj mes bandysim va taip padaryti. Tuoj aš pažaisiu. Ir kutikulos nebėra, jinai nuimta.
Ja galima ne visiškai pilnai nuimti, nes jūs dar kartą vis tiek dildžiuosit. Jums reikia nuimti taip, kad jinai jums netrukdytų. Dėl to, kad aš jau seniai nedariau savo jokių procedūrų, tai pas mane nagas yra nepašiauštas, nėra jokios nei korekcijos, senos medžiagos iš vis čia nėra. Tai aš paimsiu lygiai tokį pat antgalį ir galima dar gražiai pašiaušti nagą. Su šito antgaliukų pagalba galima pašiaušti. Nebūtinai naudoti dildę. Technika yra ta, kurią aš šiandien parodysiu, jinai yra labai paprasta. Viskas, nagas pašiauštas. Tikrai su antgaliukų pagalba labai yra paprasta. Va tokiu būdu tam ir jūs praeinat ir nuimat visą blizgesį. Ok, toliau ką mums reikia padaryti? Toliau mums reikia paruošti mūsų nagą. Pareklamuosiu čiučiut dildės. Dildžių turiu, va tokią turiu iš AGT, 100 ant 180, bet dažniausiai vis dėlto naudoju šitų dildžių, jūs matot, net panaudota tokia yra, klijuojamų. Lygiai taip pat mes turime mūsų parduotuviai ir dabar mes su jumis priklijuosim dildę vat ant šito mūsų pagrindo. Jeigu pas jūs atsitinka va tokia situacija, dabar aš aišku tai nedarysiu, nenuimsiu va šitą seną pagrindą, nežinau, nenuimsiu va šitą plastiką, aš dabar klijuosiu tiesiai, bet jeigu pas jūs taip atsitiko, galima nuimti su paprastu acetonu. Dabar eterio metu, kad nežaisti, aš priklijuosiu ir dirbsiu, kaip pripratau. Bet jeigu taip atsitinka darbo metu, tai galima nuimti su acetonu, nes matot, išeina, kad storiau čiučiut, nepatogu. Tai paskui po eterio aš jau nuimsiu gražiai. Ok, dabar mums reikia padildžiuoti nagą, tik tai va šitoj vietoj. Visą ilgį aš nenoriu nuimti, man reikia nuimti tik tai kampu. Svarbu yra tik kampai. Viskas, nagas paruoštas, nieko sudėtingo čia nėra ir viskas yra padaryta. Dabar sekantis mano žingsnis, man reikia panaudoti prepą ir primerį. Prepą ir primerį turiu iš AGT, naudosiu iš AGT, nes jų turiu. Prepas. Čia nuribaluotojas, paskui primeris, viskas easy, su primeriu greitai ant greičio va taip praeinam, taip, ir dabar dirbsim su bazėm. Norėčiau parodyti jums keletą bazių, ne vieną turiu, žiūrėkit. Naudosiu dabar šitą bazę, tai yra Base Power. Jinai yra pakankamai tirštos konsistencijos. Tokia čiučiut rūgštinė, nes turi rūgšties kvapą. Laikymas yra labai geras. Drąsiai galima ją rekomenduoti ir čia yra 14 ml. Atrodo va taip. Aš sakyčiau, jinai labai panašiai yra į tokią kaučiukinę bazę. Tai vat mes šiandien ją naudosim ir tiptukas pakankamai yra fainas. Ir dar turiu, paėmiau iš sandėlio šiandien dviejų dar bazių. Tai yra Toner Cover Base ir Cover Base Shimmer. Tai toneras labai švelnus yra, toksai kreminės spalvos persikas, bet jinai yra čiučiut skystesnė. Va tokia bazė spalvota.
ir su ją galima daryti išlyginimą. Ir dar viena spalvytė pas mus yra šimeris, labai labai gražus. Kažkas yra su teptuku, bet čia nieko tokio, galima pakarpyti ir viskas bus tvarkojasi su tuo teptuku. Žiūrėkit, koks gražus yra šimeris. Kam reikia geros bazės, vat mes turim. Taip, tai yra 0,7 ir 0,4 dvi bazės. Ok, bet aš naudosiu paprastą skaidrę bazę. Tai paimu teptuką, gražiai viską nuimu va čia ir man reikia, kad produkto būtų minimaliai ant pačio teptuko, nes mums reikia tik tai padaryti va tą įtrinimą, tai išlyginimą mes nedarom, man reikia realiai įtrinti bazę. Padarom ir įtrinam. Jeigu pas jūs atrodo, kad pas jūs daug produktų, jūs galite paimti bet kokį teptuką. Aš rekomenduočiau dirbti su teptukais, kurie yra apvalūs. Va čia yra no name teptukai. Turiu jų keletą. Čia yra, matot, toksai skirsas. Tiesus, man nepatinka jie, bet čia buvo dovana, tai aš jį turiu. O ką aš naudoju iš AGT, va toksai teptukas ovalus, jisai yra pakankamai pigus ir gyvena labai ilgai ir nuobodžiai. Va čia yra no name, bet čia nesvarbu, ką turim, tą turim. Ir dabar aš galiu drąsiai trinti. Čia jeigu pas jūs produkto buvo per daug. Darom įtrinimą. Viskas. Dedam į lempą. Keletą, nežinau, 10 sekundžių, 20 užtenka visiškai pilnai, kad supolimerizuotųsi mūsų produktas. Toliau, ką mes su jumis naudojam? Mano dizainui bus reikalinga spalva. Aš specialiai išsirinkau labai įdomią spalvą. Jo ruduo, jau, žinot, norisi kažką, kad būtų jau ir blizgėtų, jau nebe vasara ir norisi jau, kad dizainai atrodytų trupučiuką jau ne taip ryškiai, norisi, kad sužyrėtų kažkas, sužibėtų. Turiu va tokią naują spalvytę. Atidarysime kartu. Oi, ten stebuklai. Taip, ką mes čia turim? Mes čia turim su jumis Glow Glitter Gel 0,2. Atidarysime, bet aš nepradursiu pilnai, nes labai greitu metu važiuosiu į kursus, būtinai su savim paimsiu šitą spalvą, nes jinai yra afigiena. Tai aš neatidarysiu, paskui uždarysiu ir neišbėgs man šitą spalvą. Paimam mes šitą grožį, tikrai afigienas, ypač kada bus jau naujieji metai, tikrai rekomenduočiau įsigyti, tokie stambus yra blizgučiai, jų yra daug ir dabar mes jų naudosim. Ok, man reikia teptuką plonioms linijoms. Taip, ir man reikia dar vieno paprastą teptuką. Dėl to, kad aš teptuką naudoju modeliavimui iš AGT, tai aš paimsiu no name teptuką. Ir labai arti kutikulos užtepsime mes su jumis šitą spalvytę. Jeigu jūs matot, kad pas jūs kutikula, tokia jinai nepakelta, jums reikia vėl pakelt į viršų kutikulą su atstumėju. Matot, aš dedu maksimaliai daug ir maksimaliai arti kutikulas. Man labai patinka šitas dizainas. Mano studentai daug naudodavo šitą dizainą ir nuotraukų aš tokių pilną turiu. Gerai. Ir darom mes su jumis tokią arti kutikulas, bet čiučiut matot kaip ambre, kad vos eitų, ten rašo Greta žiūri, nežinau, žinokit. Gerai. Ir žinokit, šitą spalvą man labai patinka. Tirštos konsistencijos ir labai patogu, nes jinai niekur nebėga.
Ir va, tokiems dizainams, kada labai svarbu labai arti prieiti prie kutikulos, tai yra afigienas produktas. Nes matot, kaip arti aš prieėjau ir nieko nebėga. Man paskui nebereikės nieko ten jau sugalvoti, ne? Dabar polimerizuojam. Viskas. Nu, super. Produktas šitas man labai patinka. Dar kartą parodysiu, kas čia yra per stebuklas. Tokių spalvų jų yra keletą. Aš paėmiau kutikulą. Vadinasi, mergaitės, kas nepriprato, Lietuvoje visi priprato sakyti žodį odelės, bet tai yra ne visai teisyklingai. Teisyklingu yra kutikulė, bet dėl to, kad aš rusakalbė, iš tikrųjų aš ukrainietė. Tai matot, yra tokių dalykų, kurie aš vis dar nepriprantu sakyti teisyklingai. Turi būti kutikulė, bet aš sakau kutikula. Nu, kaip sakoma, vis tiek yra, žinau, tokie pripratimai. Mano jo, kad aš pripratau ir va, ne visai teisyklingai sakau. Ok, polimerizuojam, viskas supolimerizuota, dabar mes turim nagą paruoštą dizainą. Paskui, ką mums reikia toliau? Mums reikia su jumis išsirinkti viršutinę formą. Paėmiau formelę, kurią mes turim parduotuvėje. Paprasta, nieko čia sudėtingo nėra. Ir mums su jumis reikia išsirinkti formelę, kuria bus čiučiu didesnė negu mano nagas. Taip, nu, matom, kad šita formelė, jinai yra, žiūrėkit, labai maža. Nes yra atstumas, matom, taip, tai yra neteisyklingai. Čia pas mane buvo numeris 6, ieškom kažkokio kito numerio. Va, šitą man patinka, žinokit, va, taip jinai turi būti. Atkreipkite dar dėmesį, prašau, šitas nagas. Ir visą laiką mūsų nagas, kuris yra rodomasis pirštas, jisai visą laiką žiūri ir auga į apačią. Taip. Todėl, kada mes statysim su jumis formelę, mes turėsim pastatyti tiesiau jo, daugiau tiesiai, nes kad mūsų nagas, jisai nelūžtų, mes turim su jumis orientuotis į vidutinę nagų liniją, jinai va taip praeina ir pastatyti tiesiai lik vidutinės nagos linijos. Tai aš išsirinkau šitą formelę. Kodėl aš renkuosi formelę, kuria yra trupučiuką didesnė? Todėl, kad kada mes statom lempą, mes matysim su jumis, kada yra viens prie vieno išmiro, mes paskui ištraukiam, pradedam dildžiuoti. Ir tada visą laiką trūksta šituose šonuose. Jeigu jūs paimate čiučiu didesnę formelę, tai pas jūs niekada nebus tų trūkumo šonuose. Ok, dabar mes paimsim su jumis produktų. Tai gali būti su mumis bet koks statybinis gėlis, ką aš turiu, arba akrigėlis. Va čia aš turiu akrigėlį iš Foxo. Fainas, labai man patinka, viskas yra tvarkoj, bet šiandien aš norėčiau dirbti su gėliu. Tai galima šitą techniką daryti su akrigėliu, bet galima daryti su gėliu. Taip, ką aš čia turiu? Čia aš turiu rožinės spalvos pink gėlį. Vat mes su juo ir dirbsim. Ir dar turiu klierą. Visi labai, iš tikrųjų, palei pardavimus aš matau, kad clear labai mažai eina. Visi naudoja clearą dizainams. Bet šitam dizainu galima drąsiai naudoti ir clearą, nes jūs paskui matysit, kad mes vis tiek jį išdildžiuosim ir ten bus, mes darysim tik struktūrą. Ir tai bus, spalva nebesvarbu. Tai jeigu turit clearą, gali drąsiai naudoti. Taip, aš naudosiu pinką. Pink spalva ir vėl mano atstumėjas atidarys mums produktą. Labai faina yra įdomia spalva tokia, jinai yra labai reta. Konsistencija, oi kokia, žiūrėkit, jinai tokia pink.
ir vitražinė, ane? Tai jeigu jūs nori sukurti vitražinę dizainą, galim panaudoti šitą. Taip. Ir mes lygiai tai ir padarysim. Čia vitražas. Arba galim dar sukurti kitą techniką. Atidarom tada klierą dar vieną. Su vitražu aš paskui parodysiu, nes planas yra čiut kitoks. Taip, atidarysim dar šitą. Šitas yra pas mus klieras paprastas, ok. Gerai, aš vis dėlto norėčiau su vitražu padaryti. Padarom su vitražu. O paskui jau kitą paaiškinsiu. Gerai, mums reikia į vidų įdėti formelės vitražą. Aišku, visų pirma, jums reikia suprasti, koks jūsų bus ilgis. Jeigu jūs turit paprastą markerį, naudojat paprastą markerį, bet kokią kitą spalvą jūs galit juodą, nesvarbu. Esmė, kad jūs turit pažymėti, aš turėjau, bet dabar nebeturiu kažkodėl. Jūs turit pažymėti ilgį. Aš dabar paimsiu šitą vitražą, vėl pas mane teptukas no name, todėl kad statybinės teptukas čia yra vienas teptukas, o teptukas, kuris mums dirbs, tai yra kitas teptukas. Paimam produktą, paimam vitražą ir įdedam į vidų. Šitie dizainai yra labai populiarūs Azijoje su vitražais ir šitie dizainai labai populiarūs yra Amerikoje. Aišku, mes kiekvienas, žinot, žiūrim ir ieškom savo idėjų, nėra taip, kad mes su jumis kažką ten stebuklingo galim sukurti, vis tiek yra kažkoks pagrindas idėjos. Tai va šitą pagrindą idėjos aš radau Amerikoje. Nes tai yra pakankamai populiarus dalykas. Žiūrėkit, koks grožis. Žiauriai man patinka. Ir yra oro burbuliukai. Jie yra todėl, kad aš ką tik atidariau produktą. Jeigu pas jūs, pavyzdžiui, yra oro burbuliukai, čia vapšė yra ne problema, jūs galite pašildyti gėlį, oro burbuliukai visi eina į viršų ir jūs jų galite drąsiai panaikinti. Turi būti aфиgenai madingas dizainas. Taip. Aфиgenai, žiūrėkit, koks kristaliukas. Ir dabar mes su jumis paprastai dedam ant nago. Vienintelis dalykas, dėl to, kad gėlės yra pas mus skistas, vitražai visi yra skisti, nes jie dizainams, bet jie visi yra padaryti ant clear pagrindo. Todėl jūs drąsiai galite jų naudoti kaip statybą. Ir prilaikykit, gali būti taip, kad gali iškristi. Žiūrėkit, aфиgenai nagas. Blin, kosmosas. Ir dabar polimerizuojam, pastatom tiesiau, jo pažaidžiam ir polimerizuojam. Greitai, papapam. Žiūrėkit, kad neišslystų. Arba eikit su tokia lempa, kuria yra, mažutė, su žibtuvėliu, su lempa žibtuvėliu. Šitie dizainai turi tokią pagrindą, tokia esmė. Tipo jie yra vitražiniai, ne tipo jie yra vitražiniai ir jie parodo natūralumą. Iš apačios jūs dabar matysit natūralų nagą ir tame ir yra tipo esmė. Nežinau, kai kam gali patikti, kai kam gali nepatikti. Man asmeniškai patiko dizainas. Jeigu norit, galima dar suspausti.
matot, aš čiučiut prilaikiau ir viduj kaip oro burbuliukas. Tai man reikia dar palaikyti, kad normaliai supolimerizuoti visą produktą. Aфиgenai tas dizainas. Atrodo va taip. Ir spalva, kur jinai yra pas mus. Taip, spalva Vitraž Pink. Parduotuvė yra, dar galima įsigyti. Taip, laikom, noriu palaikyti 2 minutės, nori suspausti, galima suspausti. Bet šiuo metu tai yra jau nebūtina spausti. Gėlė jau tapo tokia labai, kaip pasakyti, jau beveik tobuli, kad jų jau nereikia taip spausti, kad ta medžiaga jinai jau ir taip gerai laikosi. Vienintelį, jeigu pas jūs yra labai platus nagai, jo ir jūs norit tada jų prispausti, tai reikia prispausti va šito vietoj ten, kur yra įaugimo taškai. Man nenorisi nieko spausti, pas mane šiandien toksai bus ale migdoliukas, ale paipiukas. Jo ir mes... Taip, dabar atkreipkite dėmesį, jeigu gėlės pas jūs, Jėzus, kodėl lempa, ne. Jeigu pas jūs yra gėlės skystas, tai jums reikės dar pridėti kažkiek medžiagos, todėl kad jinai vis tiek jums neišeis suformuoti pilnai visą tą storumą. Ir aš dabar galiu pridėti arba vitražą šitą, arba skaidrių. Čia jau nesvarbu, kaip jums norisi. Jeigu pridėsit vitražą, bus labiau pigmentuota. Jeigu va čia aš įdedu į vidų. Jeigu jūs dirba su akrigėliu, jums to daryti nereikia, todėl kad jūs galite akrigėlį arba poligėlį jau išdėsti tą storumą, kokį jums reikia. Su vitražu, todėl kad jisai bėgantis yra, ne visada pavyksta, todėl kad jisai išbėga. Va čia matot, aš pridedu ir šonuose dar dadedu. Taip, ir dabar polimerizuojam. Šiandien niekur nebėkit, neskubėkit, bus dar viena technika, aš ją nerodysiu, aš ją aiškinsiu. Kitą kartą aš jau sugalvoju dar vieną techniką, tai kas 3-2 dieną darysim tokių laivų, rodysiu jums skirtingą produkciją. Jo, taip, ką, galim jau bandyti nuimti, ne? Taip, patikrinsiu polimerizaciją. Dar čiučiut norėčiau. Vitražas labai gražiai polimerizuojasi, viskas, fainai. Dabar laukiam ir nuimam. Va, toksai pas mus nagiukas gavosi. Aišku, ne kiekvienas pripranta prie to, bet man asmeniškai skaidrus nagas labai patinka. Čia jau, kaip sakoma, skonio reikalas. Parašykit man, ar jums patinka tokia idėja. Iš vis. Nes klientas mato savo natūralų nagą. Ir sakau, čia yra labai toksai madingas dabar ant bangos dizainas. Ok, dabar dildžiuosim 45 laipsnių kampu. Prilaikau savo nagiuką. Žiūrėk, nežinau, man asmeniškai čia kosmosas, man žiauriai gražu. Ir nepatinka, persimato, žiūrėk, man asmeniškai, man iš vis, aš labai daug metų kuriu ten, kur yra skaidrus galiukai.
Ir dar žiūrėkit, visi, kas dirba, pavyzdžiui, jeigu jūs dirbat tik su lietuviais, ne visiems šitas dizainas patiks. O jeigu pas jūs yra užsieniečių, nu nežinau, ten Anglijoje, jiems tikrai patinka, nu nesakau, dabar ant bangos yra va šitas prikolas, va šitoks dizainas. Ir va toksai bus pas mus nagiukas. Taip. Ir aišku, man reikia išdidžiuoti iš apačios. Didžiuojame iš apačios. Sekantį dizainą, čia jau apie skonį mes kalbam. O sekantis dizainas, jisai bus jau toksai praktikinis, nu, tiks visiems. Tai niekur neskubėkit, mes dar pabendrausim. Išdidžiuojam iš apačios, nėra čia ką daug didžiuoti, mano mėgstamiausias angalis. Didžiuoju, viskas. Atkreipkite dėmesį į plonumą. Toksai plonumas labai fainai išnešiuojasi, nes mačiau daug visokių nuotraukų, labai daug kas palieka storų galų, jų negalima palikti. Jisai, tas galiukas turi būti vos storesnis už vizitinę kortelę arba 0,5 mm. Išdildžiuoju ir pas mane gaunasi va toksai nagiukas. Dabar kažkiek dar padildžiuoju arti kutikulos. Nes vis tiek, nors ir skaidrų, čia lieka toksai kaip burtelis, tai man jį reikia išdildžiuoti. Ir dar yra klientai, kurie mėgsta, kad jūs nenuimtumėt natūralaus nago. Žinot, tokių egzistuoja, ypač Europoje, jo, ne Lietuvoje. Lietuvoje jau visi priprato prie to, kad nagai turi būti išdildžiuoti. Bet vis tiek yra tų klienčių, kurios nenori išdildžiuoti nagų, tai va toksai dizainas taip pat jiems tinka. Jiems tinka, nes nagas iš apačios yra vos išdildžiuotas, taip kampai. Gerai, dabar man reikia gražiai pavalyti visų šitų dulkių, todėl kad mes dabar, čia yra svarbu, mes dabar užlakuosim ir mes viską matysim. Dabar paimsim man vėl Universal Liquidą ir gražiai praeinam, nuimam visų dulkių, nes mums reikia gražiai užlakuoti. Jeigu reikia, dar pakartojam su dilde. Taip, dabar man reikia kažkokį topą uždėti. Taip, ir aš paėmiau iš sandėlio parodyti jums dviejų produktų. Tai žiūrėkit, kokie yra įdomus topai. Šitam dizainui, nu gal ir tiktų, gal ir pabandom. Čia va toksai su blizgučiais. Ir dar kiti blizgučiai. Nu parašykit, kokį topą dabar išsirinkti. Vienas vadinasi Top Bloom, o kitas vadinasi Top Opal. Parašykit man ir mes dabar su jumis paimsim kažkokį topą. Bloom ir Opal. Opal yra su blizgučiais, Bloom yra su tokiais, nu, su dalelėm kažkokiom. Parašykit laukiu. Nes man reikia jau užtopinti. O iš apačios aš panaudosiu AGT blizgų. Ok, paimam.
Pirmą aš užtepsiu iš apačios, ten, kur buvo padildžiuota. Paimu AGT topą, jis yra pigus, kokybiškas, skystas, man patinka, top easy. Taip, vieną rašo Bloom, ok, daugiau yra Bloomą, įmam Bloomą. Labai toksai įdomus efektas yra. Sekantį kartą paimsim šitą topą Opal. Čiučiut vos užpolimerizavau iš apačios tą topą ir dabar paimsim šitą. Ir pažiūrėsim pilnai mūsų tą efektą, kurį mes jau turim. Nu, žinokit, man patinka. Aфиgenai. Aišku, čia skonio reikalas, bet aš, man patinka skaidrus nagai. Taip, polimerizuoju, matau ten kažkokių plaukelių, to aš jų nuimsiu su dildė ir darysim jau sekantį dizainą. Taip, šitą topą mes polimerizuojam su jumis 60 sekundžių. Dar kartą pakartosiu, tai buvo topas Bloom. Taip, visų jų galima rasti pas mus parduotuvė. Ir topas Opal. Vat, jų dviejų aš dabar naudoju. Ir dar naudoju nuo AGT vieną topą. Nu ką, dabar su jumis žiūrim. Čiučiut plaukelių turiu. Nuimsiu, va čia yra pas mane kažkokių plaukelių. Ir paimsim dar alijuką. Čia yra sausas alijukas, Dry Cuticle Oil. Fainas, nepalieka tokį lipnumą. Ir paskui galima trinti. Taip, parašykit, patinka jums toks dizainas ar nepatinka. Man asmeniškai čia yra mano skonio. Aš su tokiais vaikščiučiau drąsiai, nors dabar į Maksimą, į Akropolį kažkur. Man, va čia mano skonio, jisai labai man patinka. Ok, kol jūs man parašot, patinka ar nepatinka vitražas. Nežinau, čia kaip kapies gražu, realiai, jūs dar nematot gyvai, aš dar matau gyvai ir aš, karočią, čia mirštu. Ok, darom sekantį dizainą. Bet aš jums tik jį paaiškinsiu, nes jau nebedarysim, jau ir taip praėjo 50 minučių, kad jums jau nebetrukdyti, aš parodysiu dar visų labai paprastą dizainą. Ok. Įsivaizduojam, kad mes su jumis jau užtepėm šitų blizgučių. Lygiai tą patį, visas paruošimas, viskas tas pats. Bet šiuo metu mes su jumis darysime techniką, kurią padės jums dirbti salone labai greitai. Ir jeigu pas jūs yra problemas su kaip gražiai uždėti paprastą laką, tai va šitą techniką jums padės. Šitą techniką reikalinga kiekvieną dieną ir jinai aplengvins mūsų darbą. Paimam spalvytę. Man labai patinka, žiūrėkit, paėmiau šiandien tokią rudens spalvą, Spectrum 125 spalvą Foxą. Ir mes į vidų turim užtepti šitą spalvytę. Pilnai visą ilgį. Jūs manęs galit paklausti, ar storai, ar plonai. Mums reikės 2 sluoksnių.
Reikės 2 sluoksnių. Taratam, taratam. Ir polimerizuojam. Nes vieno sluoksnio per mažai, polimerizuojam. Gelinis lakas, jisai yra labai lankstus. Ir jokios problemos mums tikrai nebus. Dar kartą priminsiu, kas norės įsigyti va šitą geliuką. Va taip jis atrodo. Fainas labai. Taip, sveiki dar kartą visiems. Taip, čia buvo vitražas. Taip, čia yra vitražas. Taip, toliau dar buvo panaudota šita baziukė, bazė Base Power. Taip, užtepiam ir dar kartą kartuoju sluoksnę. Taip, 2 sluoksnių visiškai užtenka. Dengiasi labai plonai, fainas. Nu, va taip plius minus atrodo ir dar kartą polimerizuojam. Nenuimsiu šitą nagą. Sekantį kartą, kada mes darysim, tai bus pas mane visi skirtingi nagai. Taip, polimerizuojam. Ir iš kitos pusės aš taip pat norėčiau čiūčiut palaikyti formelės. Polimerizuojam. Dabar mes paimam su jumis arba gelį, arba akrigelį. Taip, aš supainiau kamštelių. Arba gelį, arba akrigelį. Dabar paimsiu paprastą skaidrų geliuką, patį paprasčiausią. Ir įmam mūsų šitą formelę. Ir į vidų mes su jumis paimam statybinį mano teptuką, kur aš jį padėjau. Va. Taip. Skaidrus, statybinis, labai tirštas toksai geliukas. Pavadinimas šito gelio yra Geely Clear. Tai vidų įdedam medžiagą ir į vidų mes su jumis įdedam lygiai tą storumą, kurį mums reikia. Mes, neužmirškit, šitoj technikoje su jumis sustojame, kada mes uždėjome tą blizgutę. Tai mes įsivaizduojam, kad šito vitražo mes jau nebeturim. Įdedam, va taip mes storumą, taip. Ir klijuojam ties ant nago. Vat klijuojam iš karto. Dabar neklijuosiu, bet jūs galite įsivaizduoti, kaip aš tai padariau. Lygiai taip pat, kaip ir prieš tai. Dabar polimerizuosiu va čia. Clear paprastą gelį. Tik tai vienintelį, kad parodysiu techniką. Kitą kartą, nežinau, po 2-3 dienų pažiūrėsiu, kaip padarysim dar vieną eterį. Aš vėl padarysiu taip reklamą ir parodysiu dar vieną naują įdomią techniką. Vėl su viršutiniam formom, nes čia yra dabar pagrindinės toksai darbas, jisai labai yra lengvas. Vėl parodysiu produktų, vėl parodysiu naują techniką. Ok, supolimerizavom ir nuimam formelę. Įsivaizduojam, kad mes nuimam nuo nago. Va čia taip atrodytų. Žiūrėkit, ir pas jūs pilnai iš karto yra idealus padengimas. Įsivaizduojam, kad čia stovi ant mano nago, ten yra blizgučiai iš apačios, o čia jau yra toksai padengimas. Jums vienintelį, ką reikia padaryti, tai padildžiuoti iš apačios,
ir laisvą kraštą. Viskas. Ir padengimas. Įsivaizduojat, kiek jūs savo aplengvinsit jūsų darbą. Tikrai 100%. Jums bus labai lengva padaryti šitą darbą, nes, žiūrėkit, jums iš pat pradžių reikia padaryti nagą. Paskui jums reikia užlakuoti tą nagą. Nu, čia daug procesų. O čia jūs į vidų lakuojat, jums nesvarbu, kaip jūs tai darot, nes netrukda Ne. Aš paėmiau skaidrų giliuką. Arba paimkit šviesų labai akrigėlį. Ne, tikrai ne. Jūs, jeigu norit, galite dar va taip palaikyti. Tikrai nebijokit, viskas polimerizuojasi ko puikiausiai. Dabar tokios yra medžiagos, kad nėra tos... Aš labai senas meistras. Ir kada mes pradėjom dirbti, mes neturėjom, aišku, viršutinių formų, mes darydavom į lietų šypsenų dar su bėgančiais gėliais. Ir problema dar buvo tame, kad gėlė visi bėgdavo ir blogas buvo polimerizavimas viduj. Šiuo metu tokių problemų jau beveik nėra. Tai galit nebijoti, paimkite skaidrų. Nu, vat aš jums parodžiau produktą, skaidrus produktas, viskas polimerizuojasi kuo puikiausiai. Va. Ir žiūrėkit, jeigu, pavyzdžiui, mes padarėm dabar su jumis dizainą su blizgučiais ir jūs pridėjote, aišku, bus kažkoks toksai skirtumas čiučiut, tai galima čiučiut dalakuoti, bet jūs vis tiek dalakuojat. Kada jūs prieinat prie kutikulos, vis tiek reikia kažką ten padaryti. Aš jums sakau apie tai, kad šitas darbas bus tikrai daug lengvesnis. Jeigu jūs dirbat ir jūsų klientas jums pasako, kad aš noriu lakuoti. Nu ką, mergaitės, aš tikiuosi, kad šiandien rašykit klausimų, kol aš dar čia čiučiut pareklamuosiu. Aš palauksiu jūsų klausimų, uždarysiu savo bunkutes. Atsakysiu bet kokį klausimą, dar kartą parodysiu produktų, kokių mes turim mūsų parduotuviai. Tai yra Gilly gėlis, Gilly Clear. Tai yra vitražas, jų yra keletas spalvų. Vitraž Builder gėlis pinkas. Paskui pas mus buvo cuticle removeris. Pas mus dar buvo AGT Topaz Easy. Klausimų labai laukiu. Buvo sausas alijukas, fainas, kvepia aфиgenai. Buvo prepas primeris nuo AGT. Paskui va šitas produktas man žiauriai patiko, Glow Glitter Gel nuo Foxo. Paskui pas mus buvo Topaz Blumas. Taip. Buvo spalva Spectrum. Power bazė pas mus buvo. Dildės buvo nuo AGT. Paskui Universal Liquidas buvo nuo AGT kvapą, labai rekomenduoju. Labai brangiai kvepia. Visų ant galiukų mes taip pat turime. Teptukas apvalus nuo AGT. Laukiu jūsų klausimų, vis dar laukiu, reklamuoju, nes jūs nerašot man jokių klausimų. Kas čia dar buvo, Jėzau, nu likti ir viskas. Likti ir viską papasakojau. Ok, ką, mergaitės, mes skelbiam tokį dalyką, kas padarys šiandien užsakymą. Užsakymo suma turi būti virš 50 eurų, mes dovanojam AGT didelį akrigėlį. Dovanojam AGT didelį akrigėlį ir tai bus tik šiandien, jau rytoj šitos akcijos nebebus. Ateikit pas mus į puslapį, nes mes dabar turim Foxą, dabar turim AGT. Paskui mes dar turėsim dar vieną prekinį ženklą, tai Green Line'as bus ir greit atsiras dar naujų prekių.
Pas mus yra ne tik paprastas puslapis, kur jūs galite surasti vieną brandą, ten jūs galite surasti keletą brandą ir tai labai yra patogu apsipirkti vienoje vietoje iš karto. Ir mes dadėsim dar daug produktų ir akcijų ir taip toliau. Nu ką, su jumis buvau aš, Žana. Malonu, kad buvo šiandien su manim. Po keletą dienų vėl darysiu va tokį pristatymą, vėl rodysiu dizainą ir vėl pasakosiu, ir nenuimsiu šitą nagą, ir vėl pasakosiu apie produkciją. Ačiū visiems už dėmesį, jums gero vakaro, naudokit mano patarimų, naudokit mano technikų. Bus klausimų, visų laukiu į privatą. Ačiū ir iki.